Hejo! Visų pirma, video pradžioje noriu pasakyti apie savo akinius. Suprantate, šiandien yra toks video ir toks mūdas, kad labai noriu dėtis akinius, bet yra viena problema. Aš manau, jūs jau pastebėjot, kad šitie akiniai biški kiauri. Nu, taip yra dėl to, nes kažkada man iškrito vienas stikliukas, paskui iškrito ir kitas stikliukas, tuomet nusipirkau akinius, kurie turi abu stikliukus. Ne taip kaip šitie akiniai, nes jie neturi nei vieno stikliuko, bet tuomet tos akinius, kurie turi abu stikliukus, kažkur pamečiau ir likau su akiniais, kurie neturi nei vieno stikliuko. Painu, aš žinau, bet aš šiandien noriu dėti sakinius ir dėsiu sakinius ir man nesvarbu, kad per juos gali kiaurai prakišti pirštus. Nesvarbu, todėl neapsimetinėsiu, kad mano kiekviename video yra labai geras apšvietimas, bet vis tiek paminėsiu, kad būtent toks truputį prastas vaizdas yra dabar todėl, nes dabar yra po 11 minutė. Gal prieš 20 maždaug minučių grįžau su draugė iš kiemo ir sugalvojau, tai pranom šiandien padaryti šitą video, todėl kad su draugė būnant kieme pradėjom kalbėti apie sapnus, o aš labai dažnai sapnuoju ir man užtenka miegoti labai trumpai, kad kažką susapnuočiau. Ir labai dažnai apie savo sapnus pasakoju savo draugam. Ir čia dar visai nesenai, tiesą sakant, vakar įvyko tokia situacija su sapnais, kur nusprendžiau, kad it's time to tell you, kas per dalykai dedasi šitoje baltų plaukų galvelį. Nežinau, kodėl tai padariau. Pirmą pasakosiu sapną, kuris įvyko seniausiai ir tas sapnas, tiesą sakant, yra susijęs su tuo pačiu žmogumi, su kuo buvo susijęs ir mano seniau įkeltas video, ką aš sapnavau, nes tada irgi buvo apie tą žmogų. Grįžinėjant namo, truputį dėliojus mintis ir galvojau, kaip ką pasakosiu. Ir tiesiog galvojau, kad, kaip visą laiką, kaip ir draugam papasakosiu apie tuos sapnus. Bet tačiau grįžus namo, nuėjau į internetą, prisijungiau prie Messengerio ir paieškojau to chato, kur aš rašiau žmogui, apie kurį sapnavau, apie tą sapną ir supratau, kad žinot, kaip būna, kai sugedęs telefonas daug kartų pasakoju ir vis pasikeičia informacija. Ir kad, tipo, kontekstas tas pats, bet labai daug detalių aš draugam pasakodavau ne taip, tai va dabar prieš mane yra jungti chatai, kur viskas yra parašyta, kaip iš tikrųjų ir buvo, ir aš jums dabar papasakosiu. Taigi, asmuo aplinkui kurį sukasi visas sapnas yra vardu Benas. Ir vieną dieną aš susapnavau, kad Benas atvažiuoja į Lietuvą ir jis atvažiavo būtent į mano šokių treniruotę. Į tą treniruotę aš pavėlavau ir kai atėjau, pamačiau, kad visi šokėjai eina ratu ir tas treneris stovi per vidurį ir kažką jam pasakoja. Ir tas treneris buvo Benas. Jisai buvo užsidėjęs mėlyną megztinį ir kepurę su snapu atgal. Treniruotės metu, tuo metu buvęs treneris Benas pasakė, kad išsivesti du vaikinus, kurie salėje darė nesąmonės už durų ir kad šokiai juos pamokinti už durų, kad jie netrukdytų tiesiog kitiems. Kai išėjau į salės ir su tais dviejais vaikinais ir uždariau salės duris, tie du vaikinai tiesiog pavirto kažkaip į dvi merginas. Nekreipiau tai dėmesio ir tiesiog pradėjau šokti su to merginom šokį. Tačiau, kai aš pradėjau šokti su to merginom, viena iš tų merginų atsistojo prieš mane ir pradėjo laikyti lapelį, kur, žinot, būna, tarkim, šokių varžybos ir prisiklijuoja numerius, kelinti šoką. Tai va, būtent tokio dizaino lapelį mergina laikė prieš mane su skaičiais 167 arba 176. Tiksliai neatsiminiau, koks tai buvo skaičius, todėl į žinutę parašiau Benui abi dvi skaičių kombinacijas. Ir taip pat žinutės gale pridūriau, kad viskas vyko Austrijoje, nors atrodė kaip Lietuvoje. Tačiau žinau, kad viskas yra Austrija. Ir tuomet po kelių valandų sulaukiau atsakymo į tą žinutę. Ir jisai man pasakė, kad 167, tas skaičius, kurį laikė mergina prieš mane lapelyje, yra būtent jo namo, kuriame jisai gyvena skaičius ir kad jisai labai nori nuvažiuoti į Austriją. Aš šitų dalykų nežinau, bet mano smegenys žinojo, reiškia, buvo lemta man Benai su tavim susipažinti, kodėl mes daugiau nebebendraujam. Tai tu man pasakyk, nes, man rodos, tu mane atrašai. Tai čia toks visai fainas sapnas buvo, dabar keliaujam prie antro, kuris nebebuvo toks fainas. Ačiū, ir tikrai nebuvo fainas. Čia taip dramatiškai buvo. Antras mano sapnas buvo toks, po kurio, tiesą sakant, gal 2 naktis nemiegojau, nes tiesiog bijojau užmigti ir kažką vėl susapnuot. Tai kaip ir kiekvieną naktį nuėjau miegoti, va šitą va, savo lovą. Ir viskas tada prasidėjo. Ups. Prieš naktį, aišku, užsidėjau savo pižamą ir net pasiruošiau, kad jums parodyti, kokia pižama tai buvo. Gal Benas parašė? Tai aišku, kad ne. Prieš einant į lovą, žinoma, persirengiau pižamą ir va net ją jums parodau, nes tai bus susijęs su kita video dalimi. Ir užsidėjau tą pižamą, nuėjau į lovą miegot ir susapnavau,
kad kažkas provatavo valangą, mane fotkina, kad tiesiog iš tamsos išnyra objektyvas ir aš matau, kaip blyksi į mane. Ir tuomet aš per sapną pasidariau su kažkokia mėlyna maikutė ant šleikučių ir aš tiksliai nepamenu, bet man rodos juodom kelnėm. Ir aš toj lovai atsisėdau ir kaip dažniausiai merginos pozuoja ant ko nors susilipusios, tiesiog vieną koją sulenkiau, kitą koją ištiesiau, taip išrečiau nugarą ir rankas padėjau atgal ir pradėjau tai pozuoti tam išnyrančiam objektyvui iš tamsos. Ir žinot, kai jūs šypsotės, jūs matot, kad jūsų žandai yra pakilę, ne? Tiesiog matot čia tokius gauburėlius. Ir aš pozuodama mačiau pakilusius žandus ir tapsime, kad belekaip jaučiau, kad belekaip šypsojaus. Ir tada aš atsirandu fotografo vietoj. Einam. Ir aš matau, būdama fotografo vietoj, per tą kameros mažą langelį, per kurį fotkinu, kad taip, aš sėdžiu į rietus, pozuoju taip, kad aš esu su mėlyna maikutė ir su kažkokiam kelniam. Ir kad mano akis, jos buvo lyg akis įkalintos kažkieno kūne. Pavyzdžiui, įsivaizduokit žiauriai pakraupusios akis, kad jos laksto nuo vieno kampo prie kito, daužos, išvairuoja, visaip sukasi ir taip toliau. Belekokios įsigandusios ir verkiančios, kruvinom ašarom tiesiog. Ir būtent toks buvo mano veidas. Didelė, visiškai laiminga ant makso šypsena ir tos lyg viduj įkalintos, verkiančios, lakstančios. O Dieve, aš dabar tiesiog matau tą vaizdą. Tos akis, ta prasme, taip nesveikai atrodė. Tai trumpai apibendrinus visą situaciją, aš naktį sapnavau, kad guliu lovai, kad pozuoju nebe su pižama, su kitais drabužiais, kad esu įsišiepus, o kai virtau fotografo poziciją ir mačiau save iš šono, mano akis buvo visos pakraupusios ir verkiančios, nors buvau įsišiepus, bet čia, žinokit, dar ne viskas. Sapnai tai lieka tik sapnais, ane? Ne. Aš atsikėliau lovoj, toj pozoj, kurioj ir pozavau per sapną fotografui. Ir mano šita pižama buvo sulankstyta ir padėta ant vatovo stalo kampo, o aš buvau apsirengus mėlyną šitą maikę su kažkokiom tamsiom kelnėm. Ir aš buvau apsivergus. Ta prasme, aš jums nemoku paaiškinti, ant kiek aš tuo momentu buvau peršikus ant makso. Bet jeigu taip rimtai be įsidirbinėjimų pasakius, tai buvo tikrai baisu ir aš iki šiol pamenu tą sapną ir iki šiol pamenu, kaip aš sureagavau ryte atsikėlus, toj pačioj fucking pozoj, sulankščius savo pižamą ir padėjus ant to kampo su kitais drabužiais. Jūs suprantat? Bent jau ne, jūs nesuprantat. O Dieve, aš jums linkiu ir nesuprast, nes čia žiaurų buvo. Einam prie trečio sapno. Jisai nėra antiek baisus, bet tiesiog jisai yra savotiškai labai įdomus. Vakar, lapkričio 16 dieną, ryte atsikėlau, sėdėjau prie kompo ir užmigau ant šitos kėdės, bežiūrėdama kažkokį YouTube video. Greit susapnavau, atsikėliau ir tuomet Gvidui, comfort zone, pradėjau į pamai iš karto taipint raktinius žodžius ir paskui parašiau, tipo, primink man, sapnavau kai ką, kad tau papasakočiau, ką tik prirašiau raktinių žodžių, kad nepamirščiau. Bet tai, aišku, taip ir nepriminė, taip ir nepapasakau. Tai Gvidai, klausyk bent jau dabar. Aš sapnuoju, jog esu kambarį. Jisai yra kiek ilgesnis, siauresnis ir labai aukštos lubos. Šitame kambario šone, kadangi yra labai aukštos lubos, maždaug 1,5 metro aukštyje yra išcementuota tokia kaip ir, sakykime, didelė lentyna, nežinau kaip aiškinti, ant kurios viršaus yra čiužinys ir mano lova. Tuomet ant šono tos tipo didelės cementinės lentynos yra metalinė tvorelė su vijokliu augančiu ant tos metalinės tvorelės. Ir realiai taip atrodo vieno mano pažįstamo kambarys. Tuomet šitam šone po tą lovą yra kažkas rudo, kai duoda kažkas rudos, tokios senos spalvos, lyg lentyna knygų ar sofos kokios nors. Ir taip pat kitoj pusėje tokia kaip pusiausvyra irgi ruda kažkas lentyna. Aš manau, kad tai buvo knygų lentynos arba sofos. Tuomet šitą tikrai labai gerai pamenu kambario tapetus. Kambario tapetai yra tokios lyg kažkada senai būtų buvus balta spalva ir nuo ilgo laiko įgavo tokią tipo autentiką gelsvą spalvą. Tapetai turi linijas ant jų, tamsiai mėlynas arba juodas linijas ir ant tų linijų yra visokios gėlytės, visokie raštai, grini babučių tapetai.
ir aš stoviu tame kambarį. Ir tuomet Gvidas kažkaip atsirado prie mano lovos viršui ir pradėjo kristi tą metalinę tvorą su tuo vijokliu. Ir bekrentant, tas vijoklis pavirto į eglę ir Gvidas kažkaip kartu, taip slow motion, kaip per indų filmus, ten ultra dramatik, pradėjo kristi nuo tos lovos lėtai su tą eglę ir bandė sulaikyti. Ir aš žinau, kad aš stovėjau vidury kambario ir paėjau žingsnį atgal. Buvo dar ir daug kitų detalių, bet jos yra nesvarbios, nes kas svarbiausia, tą pasakiau. Ir aš pabudau. Bet žinot, kame yra esmė, kad to sapno metu man lyg kažkas pasakė, jog Akvilė, tu šitą sapną sapnuoji jau metus. Akvilė, tu šitą sapną sapnuodama metus, kiekvieną dieną stovi šitam kambarį, jo vidury ir nejudi. Ir lyg atsirado toks jausmas viduj, kad aš tikrai šitą sapną sapnuočiau jau metus ir aš dabar atsimenu, kad aš tikrai ne kartą įsapnavau, kai kažkas vyksta tam kambarį arba jis yra tušęs, bet aš stoviu to kambario vidury ir visiškai nejudu. Kad ir kas be nutiktų. Ir šitą sapną sapnuodama jau metus, kai tam kambarį su senais pabučių tapėtais, aš stoviu vidury. Vakar buvo pirmoji diena, kai aš pajudėjau iš vietos. Tai va, tuo man pasirodė įdomus tas sapnas, nes aš visą laiką labai tikiu sapnais ir skaitau jų reikšmes ir bandau sulyginti su gyvenimu. Ir tipo, galbūt jeigu mano gyvenime būtų kažkas staigiai pasikeitę arba dar kažką, aš suriščiau su tuo, kad sapne aš pajudėjau žingsnių iš vietos, bet lyg viskas liko pasenoviai, niekas nepasikeitė ir labai keista, nes aš rimtai sakau, man tokia nuotė, kad aš jau metus, lygiai metus sapnuoju tą sapną, kad aš metus sapnuodama pagaliau pajudėjau iš vietos tame sapne. Nežinau kaip paaiškinti, bet žodžiu labai įdomus jausmas. Tai tokie šiandien buvo mano 3 sapnai, apie kuriuos norėjau jums papasakoti. Žinoma, jų yra ir daugiau, bet jie netokie galbūt įsimintini, kad reiktų apie juos pasakot. Tačiau, žinau, kad kiekvienas iš jūsų turi įsimintinų sapnų ir labai norėčiau jūs išgirsti, nes esu ultra didelė Max fanė sapnų. Todėl žinokit, dėl jūsų, aš tokio dievo, ten viršui, nežinau, ar kažkada buvot pasitikiuos, kad ne. Bet manau, visi pažįstat, tai va aš paprašiau Dievo, kad padarytų tokį dalyką kaip komentarų sekcija, kad jūs ten galėtumėt rašyti ir su manim bendrauti ir man viską pasakot. Tai ten galėtumėt parašyti savo įsimintiniausią sapną. O jeigu sapnavot kažką tokio kaip aš lovai ten su to fotoaparatu, tai tada davai kartu varom į psichiatrinį, nes čia nesveika yra. Tai va tiek šiandien iš manęs, aš jūs labai myliu, jūs labai bučiuoju ir dėl to, kad aš jūs labai myliu ir labai bučiuoju, dar pasakau vieną dalyką, kad dabar filmuoju su mamos telefonu, nes savo telefoną vėl ištaškiau, tai nežinau, kada bus sekantis video, nes labai bijau, kad mama vėl man duos savo telefoną. Todėl nusiteikit gedului, nes manęs gali ilgai nebūti. Bet tie, kurie iš jūsų nenorit gedėti, tai žinokit, aš jums turiu labai gerą variantą, ką jūs galit padaryti. Įsijungit savo kompą, į paiešką pasirašot youtuberiai.lt. Tuomet nuėję į puslapį youtuberiai.lt surandat daug kitų youtuberių gero kontento. Paspaudžiat, pasižiūrit, jums patinka, palaikinat, paprenumeruojat ir visi yra laimingi. Netgi aš. Tai nepamirškite aplankyti to puslapio, kur ką tik sakiau, užbūgino smegenis. Tai žodžiu tiek iš mane šiandien ir susimatysim kitam video. Palaukit. Bra! Taip yra dėl to, kad man kažkokią dieną nepamenu.